Na ir štai naujas projektas. Čia turim Carrera 996 4S. Tikrai skirtinis modelis ir jis atrodo žiauriai gerai. Einam pasižiūrėti, kas čia gero išpakuoti šią dovanėlę. Beje, jis turi patį gražiausią užpakaliuką iš 911 modelių. Ir man tai ateik, einam pakuoti šią dovanėlę ir ieškoti, prie ko prisikabinti. Na ir kad kaip gerai atrodo, vis tiek yra vienas kabliukas. Taitlė rašo, kad ji skendus. Įdomu kiek ir kaip, tai bandysim dabar tai išsiaiškinti. Tai kur čia tas grožis? Žiūrėk. Taip, jinai skendus, bet veikia. Jinai skendus, bet čia viskas šviečia, tai... Taip dar veikia tada. Kas čia skendo, man labai įdomu. Žiūrėk, sėdinė atsukta, jau kažkas lindo. Škojo. Gal daiktus buvo palikę po sėdinę, tai išsiėmė. O gal jau, nors skidelis šitas dangtelis nuimtas nuo saugiklinės, tai bus turbūt jau kažką bandė tikrinti su tuo skendimu. Nu, okei, kilimas šlapis. Tai ir langai turbūt panašu neveikia. Jo, langai atidaryti ir... Galim pažiūrėti, nes visgi gyvybė yra kažkokia. Kas šito raktelį yra? Vairas? Sakė. Nes, spina sena. Sankas. Raktas. Op. Žiūrėk, viskas degis. Žiūrėk, kaišiam. Išmatavo tepalo lygį. Pilna. Tikėkimės ne vandens. Bet, tipo, žiūrėk, yra viršutinė padala, net ją perlipa, tai gal vandens yra varikliai. Jo, dabar vandens. Kalba vis dėlto nustatyta ispanų, bent jau ant vėjelio. Manuel. Manuel. Ką gero čia? Biškį pelėsiuko. Radija rašo Porsche. Radija veikia, okei. Sėdinės šildymas neveikia. Nei vienos, nei kitos. Radėliai neveikia. Langai neveikia. Ai, veikia. Veikia? Tas keleivė veikia. Langas nei vienas. Žibintai veikia. Posūkiai veikia. Kas dar? Signalas veikia. Vairas koks lin. Atrodo, kad nėra šitą trinties su žem. Geras. Okei. Koks planas? Ką, išsimežėm šiukšles. Va dar, žiūrėk, dar čia iš koronos laikų. Ne, nesidėsim. Ko čia dar ir, žiūrėk, sėdynės galia išimtos irgi turbūt dėl to, kad gal ieškojo džiovina. Gal džiovina kažką. Nu, tipo, kažką kilimą, nes čia šlap. Tada čia kamerą ateikit. Čia akivaizdu, kad čia buvo dulkių ir vandens, nes tokie kaip lašai nusėdė, ir ant panelės nusėdė lašai. Matosi, kad visgi tikrai vanduo čia buvęs. Sėdinės memoris veikia. Memoris. Einam po kapotų, pažiūrėt, kas čia geresnio. Oi, čia variklio nėra, okei. Irmi, be my help hand. Davai. Žiūk, uichts. Kas gražiai kaip spakuot. Užuolaida, originaliam dėklė. Turim. Kilimą. Vieną, antrą. Bet sausi. Čia iš karto dėti. Nuo lauką atidrėkia. Jau gerai. Čia galiniai, ne? Skuduro nenaudosim. Čia rasim asmeninį daiktų. Dovanų čia dar yra. Ar vienas skuduras, kurio nenaudosim? Dankratas, kas čia? Šiukšlių maišai, gerai. Tai galva. Galva, o ką man, ką galva? Pirštinės vienkartinės. Dankratas. Dar vienas skuduras, čia jau maikė. O, karabinų ir. Vaistinėlė. Technikinių turbūt nebepraeis šitą. Pala, žiūrėk, turiu planą, kaip sužinoti, ar čia skendo priekis. Ar visgi jinai visas skendus, ar tik tai kažkaip kitaip, gal per saloną tik tai.
Nelaužu, čia taip padaryti. Šiaip čia viskas labai švaru, čia nebus ken. Atsarginį ratą turim. Jei, neskendus, jinai. Šitas iš giliausios vietos, ta prasme, tai jeigu būtų skendęs, jau būtų tikrai neveikiantis. Čia kompas yra, tai galima jį dar prasižiūrėti. Tai žiūrėk, man jau daros aišku. Kas tau jį aišku? Tas titlas kažkoks tai netikras, kad skendus. Tai čia darbai, reikia variklį žiūrėti, aš manau. Jeigu variklis veikas, tai už kur? Tepusi. Turimgi kamerą. Su kamera įlysi kažkur, kad kažką pamatyti dabar nenusardžius? Gal bent jau tepalą pažiūrėti. Tai pažiūrėjau. Ar kapučino, ar normalus. Einam pažiūrėjau. O paskui tik žvakės galim įsisukti. Ir pasižiūrėti. Kaip ir kitokį projektą, svarbiausia žinoti kuo daugiau. Aukciono nuotraukos dažnai neatspindi realybės. Šį kartą mums pasisekė, bet kas, jei būtų buvę blogiau. Būtent todėl verta rinktis US Auto Global, nes jie ne tik padeda įsigyti automobilį, bet ir prižiūri visą procesą. Dirba tiesiogiai JAV be papildomų tarpininkų. Jie fiziškai apžiūri automobilius aukcionuose, prižiūri pakrovimo procesą, kad gautumėte tai, ką pirkote ir nemažiau. Tepalo norma ir sausa toliau. Jo, visiškai matas. Gražu. Super. Taip kaip rodo kompas. Nu. Sveika, mašina. Sveika. Na tai jungiamės pažiūrėti US Auto Global puslapį. Beje, jų puslapis yra labai paprastas naudojimui, tai aiškiai viršui matysite pasirinkimą Calculator, tai spaudžiame ant jo, pasirenkame kokį automobilį žiūrėsite, tai aš žiūrėsiu SUV tipo iš IAI ir tas mano automobilis puslapyje bus šis Wrangleris. Jis šiuo metu turi Buy Now Price 13 000 ir vedamės jo kainą. 13 000. Lokacija yra Clearwater, Florida. Pasirenkam. Kur mums pristatyti? Į Lietuvą, Klaipėdą. Spaudžiam skaičiuoti. Ir štai matom kainas, tai yra pirmoji pusė kainų sužymėta doleriais, tai neapsigaukit, nes ta pusė yra mokama Amerikoje doleriais, tai reiškia, jums reikės konvertuoti ir siūsti doleriais. Kas vyks Lietuvoje, kad pauks automobilis, tai yra skaičiuota eurais, preliminari kaina. Visą bendrą sumą turim Wranglerio nupirkto už 13 000 $, šiai dienai būtų išmuitintas jūsų kieme realiai beveik 20 000 eurų. Tai labai paprasta, viską greitai ir patogiai sužinoti, tai prašau pabandykit pasinaudoti ir tikrai suprasite, kaip viskas čia yra paprasta ir aišku. Gerai, ką bandom dar pajudinti? Pabandom užmesk Irmantai tą boosterį. Pasižiūrim, kaip veikia visa kita. Tuoj. Ar veikia? Tau uždarei pilnai, ne? Nes neveiks stogas. Taip. Jo, kas čia gera, viskas. Normal wear. Jokių bairių nematau. Laikysi? Salonas čia yra mėlynas. Bet šiaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad jis juodas, bet iš arti ant gerą apšvietimą melsvas. Tai prašalas. Važiuojam. Vyks. Einam, pažiūrėt, kas čia gera. Čia viskas labai sausa ir šur. Gerai, čia kilimas vos drėgnas. Čia irgi matos, kad buvo sušlapęs toks sukietėjęs plaukas. Bet žinai, šitoje vietoje realiai nuo stiklo gali būti. Na, tipo paliko langą neuždarytą ir per šoną prilyjo, o nuoj pusį. Tai kol atkeliavo. Nors net ir jo, ir sėdynė visa šlapė. Čia šlapė, nu matos lašai. O keleivio kilimas. Keleivio irgi drėgnas, tai įspėjimai kokie, kad be stogo paliko per lietų. Realu? Realu. Pamatė, kad lyja, atbėga, uždarė stiklą, šitą nestiklą stogą, o jau langai nebeveikia. Plau, mums reikia pasižiūrėti, kur kompas variklio stovi. Ne, jis gale prie variklio, tai turi kurtis. Nu. Tepalus keičiam tada.
Tepus keičiam tada, Filtrai, tepalai. kad pasižiūrėt. Per brangus variklis. Nu jo. Kad bandydama. Jo. Tai einam užsakinėt. Ok, einam įsiaiškinti, kur stovi atsakingas kompas už langus. Aš manau, žinai, ką galima pasižiūrėti saugiklinę, įsitraukti keletą saugiklių, pasižiūrėti langai, kodėl neveikia, gal elementariai saugiklis bus. Na. Ir saugiklinį matysim korozijos požymį. Jeigu nėra korozijos, tai labai... Nėra čia ką labai žiūrėti, realiai kilimą išsimti, belieka išsausintus. Taip. Tai gerai, viskas čia aišku, einu aš užsakinėt variklio alyvą ir filtrą. O aš einu bandyti ardytis, langų žiūrėti, ko neveikia. Nu tai ką, realiai pagrindinė dabar problema šiam momentui yra neveikiantis stiklai. Tai pradėkim nuo paprasčiausiai, tai saugiklius. Tai realiai jau esu prasigūglinęs diagramą saugiklinės. Matau, kad trūksta saugiklio, kas yra išimta. Jinai plius atvažiavo šitą mašiną su praardyta saugiklinė. Reikia įti ieškoti saugiklio, to ko reikia ir žiūrėsim, gal veiks. Gal labai paprastas fiksas bus. Saugiklius tikrint neišiminėjant yra paprasčiausia su tiesiog testeriuko elektros, žiūrint ar nėra nutraukę. Tas siūlelis saugiklio. Tiesiog pracypint. Saugikliai kaip ir sveiki, panašu. Yra išimtas saugiklis su originaliu šitu. Ir tokio amperažo, kokio mums reikia langam. Tai bus, aš manau, labai juokinga, jeigu šitą įdėjus jie pradės veikti tiesiog. Band. Radija veikia. Langai ne. Gal stogą reikia pamiršti uždėti. Taip. Yeah. Veikia. O knopka neveikia. Na, galėsim bent jau įsiplauti. Tadas, kadangi nerado knopkės kaip galinį spoilerį, nuleist pakelt, teko googlint. Čia yra knopka originaliai, pas mus jos nėra. Tai ieškant saugiklio dėl langų, pamačiau, kad yra knopkė saugikliniai pačioj. Čia ir jinai pasirodo spoilerį kalnoja. Neskaitant užvedimo, kaip ir viskas veikia, radija veikia, ventiliatorius veikia, valytuvai veikia, kapotas padarytas, nebandysiu, bet man atrodo veikia. Ir šitie neveikia. Tai gal tiesiog elementariai čia problema, nes pats stiklas duryse vaikšto ir varikliukai gerus. Tai pažiūrės. Realiai žiūrint ir ieškant informacijos, nieks tokios problemos neturi. Visi turi tik tai, kad duris atidarant nesuveikia. Tai mūsų kitas spėjimas, kad gal tiesiog prilyja ar pribėgo vandens, kadangi skendus. Tai bandom įsiardyti pačias knopkas ir su jiem žiūrėti, kas darosi.
šiaip fainas dalykas. Turi peleninę mažą lemputę ir čia apsišviečia. Realiai. Matytumėt, kur savo centus įmetę ar blogiausia atveju pelenus. Daugiau funkcijų negu tikėjausi. Švaru, gražu. Sausa, turbūt. Šiaip sunku pasakyti, ar viskas yra šlapia ir tiesiog įšalę, nes šiandien automobilis atvažiavo iš Klaipėdos ir dar neįšilo patalpos. Tai labai dėl to sunku pasakyti. Korozijos irgi nėra. Pirminė apžiūra rodo, kad knopkė kaip ir veikia. Kontaktai yra. Tai tikriausiai modulis, kas nėra smagu. Bet reikia jo bandyti ieškoti. Modulį radom po šitą sėdynę. Tai bandom jį išsimti. Aukcionuose dažnai būna netikslių aprašymų. Kartais automobiliai atrodo blogiau nei yra, o kartais atvirkščiai. Todėl svarbu, kad kas nors patikrintų viską vietoje. O čia jau matos, kad mašinos skendus buvo. Kilimėlis visas permirkęs, šiaip nemalonu. Ir čia daug vandens jautėsi kilime. Štai gal ir mūsų ir problema. Plus radau, kad varžtai jau sėdynės išsukinėti. Turim plastikų nemažai. Tai tikriausiai kažkas jau bandė lysti ir žiūrėti šitą problemą. Tai bus juokinga, kad gal tik fiška bus atimta, nes saugikliai buvo išimti. Bandom žiūrėti. Su US Auto Global tokių staigmenų būtų mažiau. Jie asmeniškai patikrina, ar automobilis tikrai skendęs, ar tik sušlapo per stiprų lietų. Matosi, korozijos pradėtų daryti. Masė ten pagrindinė šito kompo yra, irgi matau už korozijos pagauti. Padėt gal? Pažiūrėk, kad... Ir čia korozija, čia korozija. Panašu. Ir toj pusės eina. Sėdynės laidai švarus. Aš žinau. Šiaip korozijos gali saugiklis. Gali vien dėl jo nereikia. Bandom vidų ardyti. Bandom. Gilimo tai C-tomas. Tai va čia matas korozijos biškį gavę. Dėl įdomumo pasibandom išsivalyti, bet didelė tikimybė, kad nepadės. Teks naują pirkti. Not great. Dėdė internetas gelbės tikriausiai. Jo, tai ką, prognozės tokios, kad akivaizdžiai prilyta buvo per langą, stogas panašu buvo uždarytas tuo metu ir salonas kažkiek yra prisėmęs to vandens, bet tiek, kiek kilimas gali sugerti, nėra jo papildomai. Pasitikrinom vieną kompą, tiksliau Irmantas patikrino, panašu viskas funkcionuoja, liko įsiaiškinti, kur langai. Jo, o kodėl galvojam, kad per langą prilyjo, tai akivaizdžiai apibėgė visos apdailos bei vairas turi apnašų vandens su dulkėm pridžiūsių. O visur kitur viskas labai švaru, jokių žymių. Tai akivaizdžiai buvo čia lietaus. Kol kas nerandam, kad čia būtų skendus. Nėra jokių požymių. Tai čia bet kuriam iš mūsų tikrai yra buvę, gal esat matę pas ką nors, kad paliktas tiesiog automobilio langas netyčia. Būna raktą nuspaudė, ilgai atsidaro patys jie. Tai galbūt panaši situacija čia buvo. Tai nieko iš esmės blogo.
valom sausinam ir važiuojam keisti tepalus. Įdomu, koks čia varžtelis, reikia atspėti. Pagal naujesnį Porsche tai ta X formos žvaigždutės, bet čia kilimas viską užtuoja. Nors spala. Dar buvo momentas, kad jie šitą plasmasę darė su skylutėm, bet nebūtinai ten varžtas turi būti. Gal ir bus. Reikia bandyti ieškoti. Tai, žiūrėk, ateik, paklausyk, kaip nusijama ir išėjo. Gudra. Nu jau pasim, pasižiūrėt. Taip, čia paprasčiau būt negali, juoksas pats iš savęs. Ne. Ir traukti. Aš ne į tą pusę spaudžiu. Ir visus, va. Be rankų. Du. Tvirtukas. Dai, tai nepasileis man. Akumą reiktų jį. Pradėkime nuo to. Tai man net nereikia to rakto įjungti, nes tau taip turi veikti. Yep. Ir čia drėgną reikia išsivalyti. Kabliuką tu atėmės? Duok man. Ne, nėra vietos šiandien. Nėra, kas trukdo. Ką čia reikia tą vandenį sirps pabiškį. Na, kilimas prigėrės. Tiesiog iš čia. Ne, bala ir Yra bala. baseiniuks. Netaškyk dar. Oho, čia tai šitą varlė gali gyventi. Šiaip gerai, kad langai nebuvo uždaryti, nes būtų užpelyjas. Apšė buvo. O tu smart guy. Imk. Siurbliu, biškį tą vandenį trauksim. Aha. Kabliuką dar kartą temsiu. Priekį sausa. Žiūrėk, rankinių įtempėjas fainas. Priėjimas po dangteliu. Keturi fiksatoriai turėtų būti ar daugiau kažkiek. Stenkis, kai lauži, prieiti prie kiekvieno. Ui, pamiršau, kad čia šlapi. Atsisėdam. Neprigiriau. Duok man tą. Nėra varžtų? Ne, plasmasė. Nėra varžtų ten? Ne. Kokia apgaulė. Lūš ar nelūš. Na ką, čia atsisukom. Dabar manuelį reikia numauti. Kaip manuelį šitas maunas. Kaip pasbėms keliam? Reikia atsukti iki varžtį. Nu, čia išeis. Išeis čia. Varžtas. Bet mums iš esmės jau nuimti kaip ir. Nereikia realiai, jeigu pramaus. Geras fiškės, ta esmė kontrolė super maža, bet dydis palyginus su dabartiniam technologijom. Nu ir laikosi. Nesąmonė. Nu ir neina. Nemažai dedu, atrodo, kad jau kažką laužysiu. Baisu daugiau ir traukti. Aš manau, kad aš šiandien neišsimegau, dėl to taip neina. Labai laukiau šitos kenduolio ir neėmė miegas. Pakojam.
Nu ir ką šitą laiku? Ne, klipsas viršui yra, kaip sakyti, toks gaudyklė plasmasinė. Dabar rankinį reikia apeiti. Turbūt čia jį apeiti atsargiai. Gerai. Apėjau. Spinutė. Ne. Pašvietimas. Pats mažiausias ir vienas sudėtingesnių. Dėl to iškrito. Gal daug kam įdomu, kaip veikia mechaninių dėžių svirtis, kaip gauna dėžė tą bėgį. Tai realiai iš šonų stumdant vaikšto vienas troselis, o metant bėgį traukinėjasi kitas. Ir dėžiai tada taip stumdasi šakutai ir tada žino, į kurį bėgį įkrist realiai. Nu, grubiai tariant. Ir techniškai baisiai teisingai, bet kad suprastumėt principą. Ir traukėsi į priekį. Greičiausiai. Arba į palauk. Nepamenu gerai. Lygtais gal ir virš. Gal ir virš. Gumą nusiėmei? Tarp durų. Lengviau judės. Čia trosinis gazas. Jūs juokaujat? Tikrai viskas, čia tikrai sena mašina. Su trosu. Va, trosas. O moneta. Kokia švari. Ką tik išplauta. Gaziuką pakabinu. Čia viskas laisva. Moneta į šoną. Bet reikia kažkaip išgręžt. Arba dabar sukeliam, įsirbėm vandenį tą visą. Bet žiūrėk, vis tiek neištirpsi jo normaliai, tai tiesiog išgręžt, kad nebėgtų, kai kelsim. Ranka spaus, nes prisiėmęs ir tie. Eiktų savo kiek daug. Žiūrėk, bet bus išplautas gerai. Skandinam, realiai. Išplautos putos gerai. Antelę galim palėsti. Tai gerai, tai taitlas, skendus, viskas, okei. Neapgavo. Neapgavo, tikrai. Yra sulčių, kilimo sulčių, šviežių. Neprarūkė, nesmirda, žinokit. Ir kam taip reikėjo čia padaryti? Ką aš? Šiaip su. Gal brūdžiu. Varšto. Kas čia gaudavosi? Pas manęs. Per tiltelį, per upelį. Šiaip sveria. Ką, ne aš. Jo, einam į priekį. Leidžiu tepalą.
Svetnė. Nice. Good. Bilšteinai nauji, Nürburgringo. Belebe. Tobulą mašiną. Kažkada buvo, bus ir dabar. Švarus, realiai. Tepalas visiškai švarus. Eksploatuotas automobilis buvo kasdieną, nieko blogo. Nedrožilių jokių nėra. Tai iš vis ypatingai gerai. Kursim, važiuosim. Neprint? Ne, tai jis išsiema. Jis taip padaro. Pabandyk nuleist pabiškį. Litras. Ar litrą? Bus ar nebus? Ša. Oi. Motorinė šaizen. Degė, nes cilindras vienas dabar nedirba. Pabandom perkurt. Ir metjungi. Nežinau. Ir mi prijung. Lempa perdegė. Perdegė lempa dabar, o ką tik. No. Stabiliai. Tik tai vienas cilindriukas nedirba. Na tai buvo viena geriausių loterijų. Pirko skenduolį, o gavo tik šlapę kilimą. Kaip manai, Tadai, ar klientas dar kartą rizikuot? Manau, be patikimos pagalbos ne. Todėl rekomenduoju rinktis juos Autoglobal ir jie padės jums išsirinkti. Kad vėliau nereikėtų melstis dėl variklio džiovinant kilimą. Na ir dar ne pabaiga su šiuo gražuoliu. Tai klientas nusprendė šį automobilį prikelti, vien tik dėl to, kad variklis užsikūrė ir čia nieko blogo susijusio su skendimu nebuvo. Tai apie tai daugiau kitame epizode ir nepamirškite paspausti like, share ir subscribe. Ciao.